Sveiki! Mano vardas Aina ir šiame video profesorius Gediminas Navaitis papasakos apie atsipalaidavimą ir kokie būdai gali mums padėti tai padaryti. Sužinosite, kas tai yra savikontrolės praktika, kodėl ji svarbi, bei kaip ji mums gali pagelbėti, kai nepavyksta streso suvaldyti tam tikrose situacijose. Paaiškinsime, kaip išmokdami valdyti savo kūno raumenų tonusą mes galime gerokai sumažinti streso poveikį. Išmoksite atlikti veiksmingus kūno įtempimo ir atsipalaidavimo pratimus. Profesorius pasidalins, kokie net 7 pratimai gali mums padėti streso valdyme. Na ir galiausiai papasakosime apie kvėpavimo valdymo svarbą, bei kas tai yra rytinis ir vakarinis kvėpavimas ir kaip tai gali padėti mūsų problemas ir stresą tiesiog nupūsti. O jeigu jau dabar norite sužinoti, kaip DST, darbo saugos e-sistema padeda stiprinti komunikaciją tarp darbuotojų, išvengiant krūvos popierizmo, šio video aprašyme paliekame jums nuorodą. Spauskite ją ir sužinokite, kaip galite sumažinti streso lygį savo darbuotojams, suteikiant jiems galimybę mokytis savu tempu, kadangi DST-oje yra savitarnos modulis, leidžiantis tai atlikti efektyviau. O dabar spaudžiam prenumeruoti ir nykščio mygtuką esantį apačioje, taip padėsite YouTube algoritmui. Na kągi, perduodu žodį profesoriui Gediminui Navaičiui. Aiškesni gyvenimo tikslai, geresnis savo automatinių minčių suvokimas, tai kelias link geresnės savikontrolės. Viena iš dažnesnių streso sukeltų problemų savikontrolė. Nemenka dalis žmonių, susidūrę su stipriais stresoriais, tvirtina, kad jie norėtų elgtis vienaip ar kitaip, bet nesugeba kontroliuoti savo minčių, kontroliuoti savo jausmų, o tuo pačiu ir poelgių. Jiems praverstų specialių savikontrolės, savęs nuraminimo ar suaktyvinimo, savo kūno kontroliavimo būdų žinojimas ir, aišku, panaudojimas. Savikontrolės tikslinga pradėti mokytis nuo keletos gana lengvų pratimų. Jie veiksmingi, o drauge yra tarsi įžanga į sudėtingesnių savikontrolės būdų įvaldymą. Pastarųjų, tų sudėtingesnių būdų, reikėtų mokytis vadovaujant specialistų. O čia apžvelgsiu tai, ką nesunkiai galite padaryti, pasiklausę šio įrašo. Vėl priminčiau, kad tik klausytis nepakanka, teks ir pačiam veikti. Šiais pratimais siekiama geriau valdyti raumenų tonusą, kvėpavimą bei dėmesį. Vėl noriu priminti tai, ką žinote. Streso veikiamas žmogus atitinkamai reaguoja. Ir kaip žinote, keičiasi jo raumenų tonusas. Todėl išmokę jį valdyti, išmokstame ir silpninti streso išgyvenimą. Autotreningo, jogos sistemos yra pagristos šiuo gebėjimu. Na, ne tik juo, bet jis yra labai svarbi šių sistemų dalis. Todėl ir pats autotreningas dažnai vadinamas relaksacija, tai yra atsipalaidavimu. Kiekvienas žmogaus organas, kūno raumuo, dirba tik tai smegenų įsakytas, gavęs nervinį impulsą. Savo ruožtų organas, raumuo, tarsi atsiskaito smegenims už savo darbą, siunčia joms signalus. Suprantama, kad kuo intensyviau veikia organas ar raumuo, arba kuo daugiau jų veikia vienu metu, tuo daugiau įsakančių impulsų eina iš smegenų ir informuojančių impulsų į smegenis. Taigi, tuo intensyviau smegenys dirba, siųsdamos bei priimdamos ir apdorodamos signalus. Daugelis žmogaus organų veikia nevalingai ir tiesioginiam žodiniam įsakymui nepaklius. Vis dėlto, kiekvienas gali atpalaiduoti savo raumenis, tai priklauso nuo žmogaus sprendimo, jo valios.
O kai pavyksta raumenis visiškai atpalaiduoti, impulsų srautas, einantis iš smegenų į raumenis ir iš raumenų į smegenis sumažėja. Visi esame patyrę, kaip tonizuoja rytinė mankšta ir užliuliuoja patogi poza. Visi esame patyrę mieguistumą, kuris lydi daugumos kūno raumenų atsipalaidavimo pojūtį. Taigi, atsipalaidavimo esmę esate išbandę. Tačiau ne visi žino, kad skirtingi, nors dydžių ir panašūs raumenys siunčia į smegenis nevienodą kiekį impulsų. Pavyzdžiui, sugniaužiant ar atpalaiduojant, atgniaužiant plaštaką siunčiama daugiau impulsų negu sulenkiant ranką. Sulenkiant ranką per alkūnę, nors pastaruoju atveju suvartojama daugiau energijos. Taip yra todėl, kad mūsų plaštaka, pirštai, atlieka kur kas tikslesnius ir įvairesnius judesius, o tilbio veiklos diapazonas palyginti siauras. Dėl to plaštaka valdo daug daugiau smegenų struktūrų. Daug smegenų struktūrų valdo ir veido mimika. Taigi, norint nusiraminti, kad pasiektumėte kūno, o po to ir dvasinę ramybę, ar norint sužadinti smegenis, kad pasiektume veiklumo, budrumo būseną, vienas raumenų grupes dera atpalaiduoti pirmiausia, o kitas vėliau. Užduoties kryptis yra aiški, tačiau ją atlikti nėra paprasta. Pavyzdžiui, davus užduotį atpalaiduoti rankos raumenis, taip pat įsitikinsime, jog to padaryti savo valia nėra paprasta. To reikia mokytis. Ir pradėti mokymasi geriausia nuo parengiamųjų ir raumenų tonuso reguliavimo pratimų. Jie tikrai paprasti. Reikia pakaitomis įtempti ir atpalaiduoti raumenų grupės. Įsiminti atsipalaidavimą padeda kontrastas su įtampa. Raumenis įtempti yra lengviau negu atpalaiduoti. Todėl kiekvieną atskirą pratimą reikia pradėti nuo įtampos. Tai daryti reikia palengva, tolygiai, atitinkamai, tolygiai ir įkvepiant. Maksimaliai įtempus raumenis reikia kiek sustingti, sulaikyti kvėpavimą, o po to laisvai iškvėpus, juos tuoj pat ir atpalaiduoti. Už šio tarsi paprasto pratimo slypi svarbiausias tikslas. Tai yra staiga nutraukti impulsų srautą į raumenis. Tiktų įsiminti ir laikytis šių taisyklių. Pirmoji. Norint pajusti raumenų atsipalaidavimą, iš pradžių reikia juos įtempti. Antroji. Įtempiama palengva, tolygiai, o atpalaiduojama staigiai. Įtempiama įkvepiant, atpalaiduojama iškvepiant. Pamėginkite atlikti ir išmokti keletą pratimų skirtų raumenų tonuso sąmoningo valdymo tobulinimui. Jų išmokimui paprastai pakanka 2-3 dienų. Tai kad pirmas pratimas. Lėtai įkvėpdami, kartu taip pat lėtai, kuo aukščiau keliate antakius. Maksimaliai įkvėpus. Neilgai. Kelias sekundės. Sulaikote kvėpavimą, po to iškvėpėte ir antakius nuleidžiate. Antras pratimas. Įkvėpdami palengva spaudžiate lūpas, tarsi grotumėt trimitu. Visiškai jas suspaudę. Sekundė kitai sulaikote kvapą, po to laisvai iškvėpėte ir atpalaiduojat burnos raumenis. Trečias pratimas. 10-15 kartų. Lėtai sukandate ir staigiai atleidžiate dantis. Apatinis žandikaulis kiek
atsivėpia. Kartu atitinkamai įkvėpėte ir iškvėpėte. 4. pratimas. Stovit arba sėdit arba gulit. Truputį prisimerkėte, lėtai įkvėpėte, kiek suspausdami lūpas ir keldami lūpų kampus. Iškvėpėte atpalaiduodami veido raumenis. 5. pratimas. Gulite ant nugaros, rankų pirštus sunerėte po galvą, lėtai įkvėpėte, vis labiau stengiatės pakelti galvą rankomis, o kaklo raumenys atitinkamai priešinasi. Galva tarsi nejuda. Įsitempėte kuo stipriausiai, po to laisvai iškvėpdami ištraukėte rankas iš po galvos. Nekaukštelkit galvą į grindis. 6. pratimas. Pradinė pradėtis. Stovite kiek įsižergę ir atsilošę. Įkvėpdami lėtai iškeliate neįtemptas rankas virš galvos ir staigiai iškvėpėt, pasilenkėt ir nuleidžiate rankas. Laisvai karančios rankos turi dar kurį laiką svyruoti. 7. pratimas. Pradinė padėtis. Gulite ant nugaros, rankos laisvai prie šonų. Įkvėpdami pamažu keliate ištiestą ranką iš peties. Kartu palengva įtempėte visus jos raumenis ir vis labiau gniaužiate kumštį. Iškėlę, statmenai ir labiausiai įtempę, akimirkai sulaikot kvapą, po to laisvai iškvėpdami leidžiate rankai kristi. Ji neturėtų kristi už galvos, nes galite pasitempti, ir nereikėtų jau labai smarkiai trenkti ją į grindis. Treniruokitės nedaugiau kaip 2 kartus per dieną. Kiekvieną šių pratimų atlikite 2-3 kartus. Ir įsidėmėkite, kad jie skirti ne raumenims lavinti, o raumenų jutimui ugdyti. Todėl, kai pajusite raumenų atsipalaidavimą, šių pratimų nebereikia. Jų vėl prireiktų tik tuo atveju, raumenų atsipalaidavimo pojūtis būtų nepakankamai tvirtintas, vėl sumenkėjęs. Įvaldžius raumenų atpalaidavimo pratimus, lengva pereiti prie kvėpavimo valdymo. Kvėpavimo valdymų jogoje, autotreningo sistemose skiriama daug dėmesio. Norint valdyti kvėpavimą, pirmiausiai dera įsidėmėti, kad kvėpuojant pilvu, taip simboliškai vadiname pilvu, bet ir ganėtinai tiksliai, funkcionuoja visi plaučiai. Kraujas geriau prisotinamas deguonies ir padidėja gyvybinė plaučių talpa. O diafragma judėdama masažuoja pilvo ertmės organus ir tuo pačiu gerina jų kraujotaką. Ritmingas, taisyklingas kvėpavimas nukreipia dėmesį ir kartu ramina. Smegenų didžiųjų pusrutulių žievės kvėpavimo centre gimstantis impulsai netiesiogiai daro įtaką bendram organizmo tonusui. Todėl atskiros kvėpavimo fazės gali skirtingai veikti nervus ir raumenis. Tiesiog pamėginkite atsiminti, kaip kvėpavote įtempdami raumenis. Pavyzdžiui, keldami sunkumus, stumdami spintą. Įkvepiant į plaučius oro, sulaikomas kvapas ir tuomet atstumiame sunkius objektus. Taigi, įkvėpimas mobilizuoja, o iškvėpimas ramina. Lygiai taip pat skiriamas raminantis, taip vadinamas vakarinis kvėpavimas ir mobilizuojantis rytinis kvėpavimas. Nesvarbu, kurį kvėpavimo tipą pasirinksite. Jis turi būti
susiejamas su kvėpavimu pilvu, atliekamas taip, kad ir pilvas judėtų. Aišku, nėra reikalo kvėpuoti šiuo daugeliu neįprastu būdu ištisą parą, bet jis svarbus, netgi sakyčiau būtinas, treniruojantis, atliekant aptariamus specialius pratimus. Tas pasakymas kvėpuoti pilvu, daugam skamba neįprastai, keistai ir žmogus tiesiog gali nežinoti, kaip daryti. Tai iškvepiant pilvo raumenys sutraukiami, diafragma labiau išsilenkia ir įstumia orą iš plaučių. Įkvepiant pilvas išpučiamas, diafragma nuslūksta ir tempiama žemyn, bei išplečia plaučius. Per kvėpavimo mankštą prieš įkvepiant ir iškvepiant reikia palaukti, sulaikyti kvapą. Šios pauzės būtinos norint išvengti kartais atsirandančių nemalonių pojūčių. Kaip visada, nuo teorijos žingsnelis link praktikos. Geriau suprasit kvėpavimą pilvu, jei atsigulsit ant nugaros, uždėsit ant pilvo knygą ir stebėsite, kaip jinai pasikelia, nusileidžia. Įprastinis kvėpavimas yra pusiau valingas. Nekvėpuoti ilgesnį laiką negalime, bet gebame iš dalies valingai reguliuoti kvėpavimo dažnumą ir gilumą. Paprastai savo kvėpavimo nesekame, nes juo rūpinasi kvėpavimo centras, kuris yra mūsų smegenyse. Kvėpavimo centro veikla priklauso nuo nervų sistemos. Kvėpavimas mažiausių žmogaus emocinės būsenos pakitimų rodiklis. Mes tankiai kvėpuojame susijaudinę, nutrūkstamai išsigandę, o kai esame ramus, kvėpuojame pamažu ir lygiai. Taigi įkvėpimas suteikia jėgas, o iškvėpimas ramina. Vadinasi, jei norime kam nors sutelkti jėgas, truputį save pažvalinti, pavyzdžiui, greičiau pabusti. Nors pasakymas toks ne visai tikslus, nes tai darome, kai jau esame pabudę. Tai naudojame rytinį kvėpavimą. Įkvepiame ilgiau, o iškvepiame trumpai ir energingai. Tai ir yra rytinio kvėpavimo tipas. Kvapas sulaikomas įkvėpus. Jeigu norima nusiraminti, sumažinti jautrumą, tai derėtų naudoti vakarinį kvėpavimą, kai palyginus trumpai įkvepiama ir lėtai, ilgai iškvepiama. Po to trumpai sulaikomas kvapas. Išmokus naudoti aktyvinantį ir raminantį įvairių tipų kvėpavimą, galima geriau valdyti savo emocijas. Ir dar keli pastebėjimai apie vakarinį ir rytinį kvėpavimą. Vakarinio kvėpavimo pirmame etape iškvepiama kaskart vis lėčiau, mokantis vakarinio kvėpavimo. Kol pagaliau tai daroma dvigubai ilgiau negu įkvepiant. Ir kvėpavimas sulaikomas perpus trumpiau nei įkvepiama. Svarbu, kad nei viena kvėpavimo fazė neturėtų trukti ilgiau, pernelyg ilgai. Pavyzdžiui, orientyras galėtų būti 10 sekundžių. Jei tokie pratimai per lengvi, galima tiesiog mintise skaičiuoti iki 10 lėčiau. Pratimą turėtų sudaryti apie 20 kvėpavimo ciklų. Tai dar kartą apie rytinį kvėpavimą. Čia turėčiau kaip dėstytojas paklausti, ką jisai darys. Ar jis žvalins, ar priešingai ramins. Tikiuosi atsakymą žinote. Rytinį kvėpavimą sudaro kaskart vis ilgesnis įkvėpimas ir atitinkamai trumpesnis kvapo sulaikymas, ir iškvėpimo trukmė nesikeičia. Pratimą vėlgi, kaip sakau, sudaro apie 20 tokių ciklų. Tai nesunku pastebėti, kad rytinis kvėpavimas yra tarsi vakarinio veidrodinis atspindys.
Galiausiai galit pradžiuginti save ir dar paprastesnių, bet veiksmingų pratimų, tiesiogiai susijusi su stresu. Na, jei susidursit su menka, bet visgi erzinančia smulkmena, nedidelė problema, tai pamėginkit visą tai tiesiog nupūsti. Gerai būtų atsistojus prie adaro lango, ar bent orlaidės. Ir įsivaizduokit, kad jūsų rūpestis nupučiamas ir nulėkia tolyn, o drauge mintyse jį ir sulamdykite. Suprantama, jog pūsti reikia iš tikro. Pūskit bent 20 kartų. Lažinuosi, kad pajusit. Rūpestis iš tikro atsidūrė toli nuo jūsų. Dėkui profesoriui Gediminui Navaičiui ir sveikinu visus, kurie pažiūrėjote šį video iki pat pabaigos. Atsidėkodami galite paspausti patinka mygtuką video apačioje ir palikti komentarą, kaip jums gyvenime sekasi susidoroti su stresu. Na ir kaip minėjau anksčiau, šio video aprašyme jūsų laukia nuoroda. Spauskite ją ir sužinokite, kaip darbo saugos specialistai ir personalo vadovai sutaupo marias laiko, kurį verčiau gali skirti streso problemoms spręsti savo darbovietėje. Ir jei norite matyti daugiau tokių video, spauskite prenumeruoti mygtuką ir apsilankykite mūsų YouTube kanale, kur jums jau dabar priruošta keliasdešimt panašių video edukacijų. Dėkui ir iki pasimatymo.